savaitgalytės, tralala. Nufilmuoju. Taigi, sveiki visi, čia ir vėl aš Lukas ir mes žaidžiame Minecraftą. Tai kaip ir sakiau, bus iš karto prisikirtęs medžio. Tai va čia medis. Čia galim išjungti šitą, nes jis man nereikalingas. Čia biški kovau su skeletais, va gavau lanką, nes naktį buvau išėjęs ir biški dar strėlių į galvą susmygė man. Ir va, kadangi stumber modu, tai labai daug ir greitai prisikasėm. Eksas beveik net nepažeistas. Tai ką, taigi pradėkime daryti kažką su namais. Tai iš pradžių mums reikės pasidaryti vudą. O iš vudo pasidarysime čestą. O paskui, taip va, ir manau, aš čia gal palaikysiu čestus, nes, na tiesiog. Tai va čia susidėsime itemus. Vudą pasilieksim. Pasilikim dar ir šitą. Čia taip pat. Šitą susitvarkam. Gal taip? Gal taip? Ne, gal taip. Ir jo, tada pradėkime čia daryti. Tai vis dėlto aš dar taip nusprendžiau prieš filmuodamas padaryti šitą pusę šiek tiek. Nes tiesiog gaunas namas biški toksai ne kažką. Išsikasam čia kobul. Taip pat. Čia išsikaskim. Na, čia tik vienu padidinsim, nes aš tinginys. Prisipažinau. Tai va, čia bus sudėsiu medį. Biški užkimęs, bet nesvarbu. Tai va, čia taip pat pasidarysim. Ir dabar mums reikia medžio. Ir va, taip pat sudėsime medį. Taip. Ir maždaug čia bus va taip vat. Taip. Upsy. Šitaip neturėjo būti, bet nesvarbu. Taip vat. Čia. Taip vat. Ir dabar maždaug va čia vat. Taip. Geriau aš čia nedarysiu tų nesąmonių ir geriau pasidarysiu iš karto šitą kastuvą. Ir čia išsikasiu. Ir va čia bus visur stiklas. Sudėsime, kai turėsim. Taip va, čia išsikasam. Pasiemam medžio. Sudedame. Kad normaliau būtų. Taip pat. Čia reikia dar įdėti, kad neatrodytų taip žiauriai. Grindis sudėkim. Taip pat. Ir toks jau namas, bunkeris ar namas, nežinau kaip jums čia, jau virsta gražesnė. Po biški. Įsikūrinėjam. Taip vat. Čia šiek tiek reikia iškasti. Taip, čia vietoj to crafting table įdėkim vudanis. Čia vat viską pakeičiame. Ir kitame epizode turbūt eisiu mining, nes eidamas kirsti medžio radau kasyklas.
Vieną kasyklą radau ten, kad nereikėtų kastis iš karto tokių. Ten yra tokia, tai išnaršysim. Ir galbūt ką nors rasim įdomaus, gal. Ir kaip matėte, man tai pasikeitė iš karto, tai čia Inventory Tweaks modas. Jeigu norit, atsisiųskit tokią programą Pipix. Ta programa jums automatiškai įrašys modus. Man atrodo, aš išdaužiau laiptus. Neišdaužiau, bet nesvarbu. Ir čia taip pat. Čia bus toks vienas čestas Forever Alone. Pasidarome laiptus medinius irgi, kad būtų suderinta. Praeitą kartą užteko 8 laiptų, tai dabar irgi 8 bus. Nežinau, kad 10. Taip pat, čia laiptukus. Ups. Šitaip neturėjo būti. Ir čia. Antras aukštas tokit. Ok, dar daug turime laiko, dar gal spėsim antrą aukštą įsirengti. Taip. Stoviu ant vieno bloko. Koks aš šaunuolis. Čia taip. Ir va čia bus toksai vienas didelis stiklas. Ne didelis, bet ir nemažas. Ups. Taip. Vo, ir dabar čia dar būdą sudėsime. Čia būdas. Sorry, kad aš čia taip kalbu, bet kai statai, tai visą laiką įsitempęs ir man medžio neužteks. 3 turim, 3 ir įdėsim. Nu va, dabar einame biškį pažiūrėti, kaip iš lauko atrodo. Susidedam. Medžio dar daugiau nebeturiu. Nebeturiu. Pasiimsiu šiaip ambairę. Nu, toksai jau gražiai. Taip. Mažas, bet čia paskui dar pastatysim, ką nors čia tokį miestelį plėsimės. Tai pabiški. Tai va. Čia įdėkim dirtą. Tai va, čia šitą epizodą baigiame. Ir tai pasakysiu iš karto, ką kitam epizode jau turėsime. Tai turėsime mes Vudo pabaigt namo, smėlį atsinešę būsim ir, nu, nes jums nemanau, kad įdomu žiūrėti, kaip aš kasu smėlį. Ir tada, kaip sakiau, kad maininsim, tai nežinau, jeigu dar turėsim laiko, dar nueisim ir išmaininsim, tai viso gero ir laukite kitų epizodų.